karštą 16 valandą jau pasipildė vis gausesnių žiūrovų būrių. Tikiuosi vakare mes turėsime pilną salę, bet dabar atėjo laikas ir tiesiog yra ta valanda, kai turiu garbės pristatyti mūsų labai gerus bičiulius, nes bičiuliaujasi Birštonas ir Nida labai daug metų, virš 40. Ir mūsų draugystė yra paremta tokiais gražiais tarpusavio santykiais. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jie šiandien atvyko pas mus į festivalį Nidos mėgėjų teatras Spyris. Jo vadovė ir šio spektaklio režisierė Gražina Raudonienė. Kągi sako ir kągi rašo anot režisierės apie šį spektaklį, kurį matysime. Tai jaunimui ir vyresnio amžiaus žmonėms skirtas spektaklis. Pjesei jau 92 metai, bet ji aktuali ir šiuolaikiniam žmogui. Santuoka nėra ritualas ar gyvenimo pabaiga. Tai ilgas, sudėtingas, intymus šokis kartu. O šokio darna priklauso nuo to, ar moki išlaikyti pusiausvyrą ir kokį partnerį pasirinki. Todėl komedija ir spektaklis vadinasi Velnias neboba. Sėkmės nidiečiams. Pražįsta ten laukose, kai pavasaris išaušta mus. Tūkstančiai gėlių vilioja mūsų žvilgsnius, glamonėjant vasarai laukus. Tūkstančiai lapelių krinta žemėn, kai bučiuoja juos ruduo visus. Tūkstančiai snaiguolių kloja pilką žemę, kai šalta žiema aplanko mus. Šiandien lietuvių vakaras. Komediją rodo. Komediją pažiūrėsim. Bus ironytė. Pakalbėsim, pasišoksim. Dabar į turbučiulį nasitaisim. Ah, mano brangiausia, kaip aš tave myliu. Dabar jau niekas mūsų šiame pasaulyje nebeperspės. Ką aš čia dabar? Prašom, ir 13 000 prašom. Pone Tindžiulį, Tadas tai telegramą tanešė. Telegramą man? 13 iš pradžių, 13 iš galo. Pažiūrėsim. Atvažiuoju, Keraitis. Ot toksai tieškai telegramą, kaip žinodamas, kaip tik vakaran. Taigi niekas nenumirė? Niekas nenumirė. Taigi su tom telegramom taip ir būna. Žiūrėk, atėjo ir gyvas. Ir gyvas, ir sveikas, ir čia atvažiuoja. Su Tamista turėsim sutvarkyti jam šiltą patalą. Gerai, jau gerai, tuoj viskam pasirūpinsiu. Ach, gera šita. Keraitis atvažiuoja.
pagulėti nieko nedarant. Gera. Guli, rūkai, puti saldūmus ir žiūri į kokį daiktelį ir lauki. Ko? Pats nežinai. Na gera, kai žmogus yra savo likimu patenkintas. Ir man nieko netrūksta, 2 gražūs kambariai, salė miegamasis, kaip inteligento žmogaus. Ir lentynėlė, prikrautos pilnos knygų. Bus laiko visas perskaitysiu, nuo pradžių iki galo. Nuo pradžių iki galo. Sako, be skaitimo negalima inteligentu tapti. O kogi aš ne inteligentas? Esu sotus, šiltai apsitaisęs ir 4 klases baigiau. Ir 5 buvau patekęs. Antai, tu namie? Graibus, namie. A, ko toks pergėdės? Ei, tu mano vietoj jau seniai būtum išdėsęs. O dar klausi, ko toks pergėdės? Jau kelinta diena, nelyginant, kaip koks šuo lakstau liežuvį išleidęs dėl to mūsų vakar. O kur dar galas? Jūs savo salėje sėdėsite pilvus ištempti. O man ir tada atilsiu nebus. Po dulkės vartytis būdeliai toj. Tai ką, tu sufleruoji? O kas daugiau? Kas daugiau? Visur aš. Kai choras dainuos, gerai įsižiūrėk. Pamatysi ten ir mane. Dainuoju bos. Tu bosui? Bet Ne. paklausyk. Na. Pirmas punktas. Per tiltą jojo nuo kumelės drip, o kad ir per kūnas negaliu užlipt. Antras punktas. Per tiltą jojo nuo kumelės drip, o kad ir per kūnas negaliu užlipt. Trečias punktas. Per tiltą jojo nuo kumelės drip, o kad jie per konas negaliu užlipt. Vos ant kojų stovėsi. Tai ko tu stovi sėsk? Pailsėk. Ką aš čia besidėsiu? Va, Vincas per spektaklį gal be kelnių išeis. Be kampis, kągi, neikštys iki 6. Kapytkos nepristatys. Jo, čia tiek daiktų, tai čia dar ne visa? Tek, jei visą turėčiau, tai negeroji mane čia nešiau. Ar daug ko trūksta? Ai, viso neiššokuosi. Va, visą litaniją surašė, kad jos kur velniai. Ir dar, kad gaunami daiktai būtų. Moteriškus apdarus ir tuos pavedė surast. Na kur aš gausiu dabar agotai tinkamas jo? Agotai? Iš kur aš jį gausiu? Daiktas tai prastų prašiausias. Nu, bet juk čia juk ne vieno dar. Kam reikia ieškai? Tai kad jie atsisako. Atsisako, tiesi žinai. Tai tavo manimų nieko nereikia. Tiesi žinai. Supras, kad tave tuoj. Jei visi taip manytų, tai nieko pasaulyje nebūtų. Amžinai nieko. Ne tik, kad mūsų vakaruško spektaklio, bet ir tavęs nebūtų, kad tave tuoj. Va, prisikrovęs knygų. Girdi, žiūrėk, koks aš. O kas iš tų tavo knygų, jeigu tu jų neskaitai? Girdi, užsitempė surdutą ir sėdi savo kaip varna ant sofos, pasitvūrus. Tiesi žinai, tiek jėvė sielvarto ir tėra. Tai ko čia taip užsidegiai? O tu bent pirštą prikišai prie to spektaklio. Labai jau man čia rūpite jūsų spektakliai. Jūsų spektakliai. O kasgi tu toks? Totorius, mongolas ar japonas? Kas tavo galvoje bala pasipūtų sėdi? Parazitas. Tiesi žinai. Koks parazitas. Kiek jame gerų žodžių ir tėra. Kad tave kur velni. Parazitas. Tiesi žinai. Parazitas.
Nu visada taip. Ateis, prireiks, jam neįtiksi. Parazitas. Ir ką tas žodis galėtų reikšti? Anot jo kalbos, niekam tinkamas žmogus. O kad jį kur vilkai? Na argi aš toks? Imu 100 rublių algos. Parazitai, anot jo gali šitiek imti? Pagyvensiu ir aukščiau pasikasiu. Pas buhalterė jau žilas žmogus, 2 amžių tikrai negyvens. O buhalterė, prakilnus mokslas, jis man pagarbą suteikia. O raidės, ryškios, kaip inteligentam žmogaus. Nu, kargi man ko trūksta, nu visko pilna. Pasaulis gražus, pasaulis patoks, ir man čia labai patinka. Ir net ant langų gražios ferankos, ir rausvas abažūras. Aš senai norėjau rausvą. Rausva šviesa, ir pats kambarys, ir pats žmogus daug paslaptingiau, daug inteligentiškiau atrodo. Ir minkšta sofa, ir minkštos kėdės, ir fortepijonas. Antanai, aš pas tave šiandien gulėsiu. Pas mane tiek svečių privažiavo. Vos prie praeinu. Ar gali? Ir labai gerai, labai gerai. Būsime trijose. Šia tau, šia man. Kaip tai tries? Nesupratau. Nu, ką tik gavau telegramą. Atvažiuoja pažįstamas aptiekamas. Tuoj liepsiu pasitikti. A, tai šitokiu būdu. Aš pamaniau visai ką kitą. Eik tu savo. O tai aš jau nekliūsiu. Tikrai nepamatysi, koksai jis žmogus linksmuolis kalbočius. O be to yra vedęs, pavyzdingos šeimynos tėvas. Na, pats laimingiausias pasaulyje vyras. Nagi, iš kur taip jau viską žinai? Ar jis pats tau gyris? Nu, kad aš jų nuo vestuvių nemačiau. Jis, bet jau žmona, žinau, taip. O, eik tu savo. Gaila, kad kartu neatvažiuoja. Niekas kitaip nevadino kaip Anglas. Gaila, kad neatvažiuoja. Tegul bus tavo tiesa. Būtų įdomu bent vieną iš jų pamatyti. Klausyk, Antanai, o gal tu nepabėgi, suspės. Kaip ir taip ir. Dabar juk tu žmogus, o po to žiūrėk, kad į sumirkusią naginę nepavirstų. Pavydas? Na, tik jau nepavydas. Pavydas. Nepavydas. Oi, atsivalgiau aš tos košės. Dabar ir geriausių pyragų manęs nesuviliotum. Mano žodis toks. Nutarta, nebesukliudysi. Na, tavo dalykas, tik žiūrėk, po to nesigriauš. Tik ne tasai tamsus laukiamasis svečiai, jau toks visas išsitaisęs. Iš karto matyti, kad iš tolimo kelio. Jau toks. O, tada man jau metas reikia skubintis. Tiesiai, stačiai vidun. O kas čia per baidyklę? Mykolai, čia mano laukiamasis svetis Juozas Keraitis arba tiesiog Juzelis, nu pats laimingiausias pasaulyje vyras. Tikiu, iš pažiūros matyt. Graibus. Gerai. Oi, tamsta turbūt arkliais važiavai. Ne traukiniu. Čiuku. Kas jis toks, aš jau žinau. Jis geras vyras. Vyrai, sėdamės. Ne, man jau metas. Nu taigi palauk, visi kartuojasi. Nebėra laiko. Reikia skubintis. Tai nakti gulto lauksim. Sotata. Na gerai, kad atvažiavai. Tai jau ne 4 metai, kai nesimatėm. Taip, Antaniuk, jau 4 metai. Bet tu šiek tiek senstelėjęs.
O kiek laiko praėjo, kiek visko buvo. O tu sublogė šiek tiek. Kas tau, liga kokia? Ai, Antaniuk, blogiau už ligą. Palauk. Ko tu verki? Tu pažiūrėk. A tu nenuodėjai kokio aptiekuris? Saugok viešpatė. Nieko neatsitiko. Tik vat aš lietuvėlį nebegaliu gyventi. Antaniuk, Amerikon bėgo. Vienintelis prašymas, Antaniuk, padėk man pabėgti Amerikon kuo greičiausiai. Kas? Tu Amerikon? Taip. Čia man jau visam pabaigta. Tai kas taip ūmai tave išėvėja? Labai sunki dalis. Skiriuosi su savo Morta. Tu skiriesi su Morta? Taip, Antaniuk, taip. Palauk. Tu pažiūrėk į mane. Tu negirtas Anaip tol. ir sveikas visiškai. Visiškai. Ir tau galva nepamet nesopa? Nesopa. O kodėl tu manęs klausai ir tu mane bepročių laikai? Laikyti dar nelaikau, bet jau netoli iki to. Nu tu pats pažiūrėk. Atvažiavai vasarinė kepurė, žieminiais kailiniais. Girdi taip, kas Amerikon bėgas. Neapsižiūrėjęs iš greitosios, iš tikrųjų man gėda, tu negu labai gėda. Ką orą šnipšti vyras būdamas kaip boba, tu gali pasakyti, kas tau yra, ar ne? Jei ne, tai tuoj tempsiu į daktarą. Gerai, Antaniuk, gerai, prieteliau, tu reikalauji prieteliau, kad aš tau viską apsakyčiau. Gerai, Antaniuk, aš tau viską apsakysiu, tik tu kantriai išklausyk. Įsižiūrėk į mane, Antaniukai, gerai. Gerai, įsižiūrėk. Laimingas, ar tu nevedęs. Nepatyrei tu šeiminio gyvenimo sunkumo ir saldumo. Štai to gal kaip reikia sunkumus mane suprasti, todėl gerai mane įsižiūrėk. Mane juokasi. Visi iš manęs juokasi. Tik niekas neužjaučia svetimiem, taigi našta nebet sunki. Nu kas tau yra? Aš tau viską paaiškinsiu, aš tau viską apsakysiu, išreikščiau tavo visus savo sunkumus, atversiu savo sužeistą dvasią ir širdį. Tik tu kantriai išklausyk ir tu tuoj viską suprasi. Nu, duodu tau 5 minutės laiko. Jeigu tu man nepasakysi, kas tau yra, aš tuoj tave į daktarą tempsiu. Aš tau viską apsakysiu, viską tau apsakysiu. Tik tu pasigailėk manęs ir kantriai išklausyk. Vienintelį pagalbą tavo Antaniuk. Na, pradedam, 1 minutė jau praėjo. Taip, daug ir mano gyvenime praėjo. Visos jos vienodai sunkios. Taigi nuo tos laiko, kai vedžiau, Antaniuk neturėjau nė vienos linksmos valandėlės. 2 minutės praėjo. Vežus visas mano gyvenimas tapo kaip kokia vilkstinė neapsakomų dvasios kančių, paniekinimų, pažeminimų ir sutripimų. Ir aš tapau tik menkas šešėlis. Silpnos žmogiškos esybės atbalsių. Ir taip diena iš dienos. 1 minutė teliko. Tu man pasakysi, ką padarė tau žmona, ar ne? Kad tu reikalauji prietelio, kad aš tau viską per 1 minutę apsakyčiau? 17 sekundų beliko. Įsižiūrėk į mane, Antaniuk. Kai matai per tos keletą metelių, aš baidyklę pavirtau, susenau, susikuprojau aplinku. Žilumą visai. Tu mane net bepročių laikai. Ir per ką leiskite paklausti. Taigi per savo pačią, kurią viešpatį kaip angelas mylėjau, visaip stengiausi įsitikti, nieko neišėjo, ne? Dar iš pradžių šiek tiek sukandus dantis,
buvo galima kentėti. Bet kai laikraščiai pradėjo apie tą nelabai moterų klausimą rašyti, tai gyvas prapuoliau. Stačiai nebėr gyvenimo katorga. Antaniuk, lauma geriau net nebegyventi. Tu supranti, ir puodus mazgot, ir siūlus matot, ir pančenkytės. Mėgsta aš viską prisiėmiau, bet jei jau to neganai, nori, kad aš visus darbus dirbčiau. Na tu man pasakyk, ar aš galiu. Tu supranti, ir per dienas virtuvėj vargstu, o vakare vietoj poilsio vaikus su putu man pasakyk, ar aš galiu, naik tu peklon. O jinai tai tik su savo emancipacijom ir laikrašiais. Gana, sako, mūsų kaklai sudinėti, dabar atėjo mūsų laikai. Ir taip nuo ryto iki vakaro galvom taip kala. Tu nepatikėsi, Antaniuk, aš net apkurtau. Man taip galvoja už ir taip atspingia. Spingia? Pačiu užmigus ar bandau kamparų tepti. Na ir kaip? Nieko negel. Viešpatė. Padėk man tik greičiau pasiekti Ameriką. Viešpatė, sudėv lietuvėlę, kur linksma buvo, sudėv šalelę, sudėv tėvynę, sudėv nameliai brangus. Aš ir negalvojau, kad tavo tokio sunkaus gyvenimo esama. Na, bet gerai, kad atvažiavai. Padarysim taip, kad nė lapė nesulos. Atgal, Antaniuk, tai jokių būdų. Kas tau sako atgal? Amerikon tai Amerikon, bet dabar lietuvių vakaram. Einam į lietuvių vakarą, einam. Na, susimildamas prieteliu, argi su manim tokiu esantį balius galima valgyti? Laiko jau ir taip nebedaug liko. Palauk, tu apsiaustą šitą užsidėk. Su kaliniais bus per karštą. Susimildamas, Antaniuk. Ir kepurė, ir skrybelę šitą užsidėk. Užeisi pas kirpėją, apkarpys vis kitoniškas. Antaniuk, susimildamas, tik greičiau pasiekti man tą Ameriką. Viešpatė, koks kartus gyvenimas. Nesaldus, todėl reikia saldinti. Matau, tu dabar mane vedi. Kur? Į Ameriką. Tris dienas, tris naktis susidūję, kelivirtam naktelę aš ją radau, dainuot ir šok, ir rytmečio laimės svajot. Karštai. Amerikon išvažiavo. Ai, už durų viską girdėjau. Gal čia jo kailiniai? Oi, kokie švelnūs. Tai gal nelabai sveikas, kad taip šiltai apsitaisiau? Skambina. Ar tik nesugrįžta? Ar čia ponas Tinžiulis gyvena? Čia poniutė, ale ką tik išėjo, sakė, tik naktį pargrįž. Išėjo. O jeigu aš jau čia nerasiu, Ką? ką aš vargšė darysiu? Ką ponia sakai? Nieko, o ar nebuvo šiandien pas jį koks svetys
užvažiavęs? Oi, poniute, pas poną Tindžiulį šiandien daug svečių buvo, ale visi jau išėjo. Išėjo. O jeigu aš ir čia jo nerasiu? Ne, to negali būti. Juzeli, nu kągi aš tau padariau? Kas, poniute, atsitiko? Neklaus tamsta, aš taip sunervinta. Prašyčiau vandens. Oi, poniute, tuoj, nusiramink. Mieliausiai, brangiausiai Mortytė, bučiuoju tavo rankeles jau paskutinį sykį, maldauju dovanok man. Gal Dievas taip skyrė, kad mums neprisėjo išgyventi lik amžiaus galo. Palieku tave su vaikeliais Dievo apvaiztai. Jaučiau, kad neišturėsiu, tad ir išdrįsau tą paskutinį žingsnį padaryti. Gal kai skaitysi šitos mano žodžius, manęs ir ant svieto nebebus. Juzeli, dievulėliau mano. Amžinai matėsi. Nusiramink, poniute, nusiramink. Tikiuosi, betgi Ameriką pasiek. Manęs neieškok, nes viską buvau iš anksto parengęs. Tuoj būsiu už sienos. Pinigus radau Joniuko pančekėlėje apatinėme komodo stalčiuje. Aptieka ir visą turtą palieku tau su vaikeliais. Juzeli, dievulėliau mano, nugamgi man tas tavo turtas, kai tavęs nebėra. Oi, poniute, atsigerk apliek širdelę. Nusiramink. Tai kasgi jau atsitiko? Ar kokį galą gavo, ar ką, kai jau taip graudžiai rašo? Kur ten tamsta? Taigi Amerikon išvažiavo. Tai supranti, tamsta, tai kaipgi aš dabar gyvensiu viena? Tai kasgi tau, poniute? Mano vyras Juzelis. Ai, poniute, gal jau tokie laikai verkia, o važiuoja. Va, pas poną Tindžiulį. Taigi vienas toks sveikis vertama Amerikos prašėsi. Net ir patalą pataisiau. Sakė, šį čia nakvosiu. O jie kailinius paliko. Štai, Šie? Taigi jo kailiniai. taigi, kad jo. Taigi jo kailiniai. Mieliausias man. Tai kas čia, poniute, dabar pasidarė? Nebepaleisiu. Nebeištrūksi. Nebesiseks tau daugiau manęs išjuokti. Čia mano vyro esam, ar supranti? Oi, poniute, taigi tamstos vyras Amerikon išvažiavo? Ne. Taigi man pati pasisakė. Ne iš čia jo kailiniai. Oi, poniute, gal jau ryte iš ryto užeik. Tai niekis, aš jo čia pat palauksiu. Tai kad kažko jau nebesulauksi, poniute, kurisgi jau metas. Tai aš tamstos neužturiu. Tamstaik savo ir gulk. Na jau ne, šitaip tai jau nepridera. Ponas Tindžiulis liepė jo kambariuose, nieko neįleisti. Tai jau pridera, ar nepridera, tai jau mano dalykas. Pasakiau tamstai, kad niekur neisiu, tai ir neisiu. Tai ko čia tie niekai aukšti? Pasakiau tamsta, kad rytų iš ryto užeik. Tamsta dar čia tebesi, dar neišėjai. Pasakiau, kad čia palauksiu, tai palauksiu. O tai kas jau čia tamsta tokia esi? Morta Keraitienė iš Paberžės. Na ir Morta. Užtek! Atleisk Lukošo mano griekus. Reik saugot, kad ko neišneštų. Pristojau čia. Jei darbas. Na, pakliuvai, Juzelė. Matysim, kaip tu man akis, na, pažiūrėsi, ištvirkini. Ak, koks moteries gyvenimas. Visų apleista, išjuokta. Vyrai taip pat prisižada lygi pat mirties mylėti. Jūs plekis sėkmės. Kiekvienas iš pradžių tik.
Tarytum koks uodas pavasario vakarą mašalų groja. Tarytum koks angelas iš dangaus, balseliu tokiu laibu, liežuveliu tokiu plonu. Aš tave ir mylėsiu, aš tave ir godosiu, širdytę, dušytę, pupytę, aš tave ir ant rankų nešiosiu. Ir tik pamėgink, ištekėk už kurio. Taip ir geria, kaip siurbelė tavo kraują. Taip ir tinkina, kaip nors tave nudėti, kaip kokion šakalinė nugrūsti. O jei ne, taip pat smunka kokion balom, namus ir visą palikęs. Ne. Neteisingai surėdytas moters gyvenimas. Teisybės nėra, ne aguonos grūdo. Ne moterys vyrų, o vyrai moterų turi klausytis. Taip, 100 kartų taip. Jeigu tu prisižadėjai savo pačią mylėti ir gerbti, tai ir turi laikyti savo prižadą. Klausyk jos, neužrūstink, o jei gink Dievę užrūstinai, tai maldauk jos atleidimo. Kiekviename dalyke klausyk jos pritarimo, nes ji turi būti namų galva, ne tu. Nes ji visą valdo, visą tvarko, nes ji visus sielvartus neša, nes ji vaikus daboja, nes ji valgyt verda. Visas gyvenimas ant jos pečių, todėl gyvenimo vadžias turi pereiti moterų rankosna. Jau nebetoli tas laikas. Žmonės miega, ilsisi, o šiek tiek to be miego kažkokia pusgalvė. Ir reikėjo man čia tokį kelią atsitrankyti. Išbėgo, nugąsdins ką. Nebūtum visų pinigų nugviešęs, aš nei iš vietos nebūčiau pasijudinus. O, 400 rublių. Nei gėdos, nei sąžinės. Tai ir mano protas. Šitokioje aikštėje laikyti pinigai. Taigi čia bet kas galėjo pasigviešti. Nu, bet kaip tu ateisi? Kaip tu mano kisna pažiūrėsi? Ir laukti nusibodu, kad taip nusnūdus. Patalą pataisysiu. Atiduonant kambarin ir gulu. Ačiū Dievui. Su tuo spektakliu taip prisivargau, net visi kaulai užtirpė. Dabar tik liuks sofą ir užmėgsiu kaip akmuo. O dar gerk. Kiek čia žmogus begersi, kai vos ant kojų stovys. Va, Vincas per spektaklį tekstą užmirš. Agotai sijonas nukrit. Bekampį pipka iškrit. Daugiau jau nebenori. Tegu sufleruoja jaunesni. Juokas Matkeraičio visodėlis. Kol verkė. O kai stikliuką išvedė, tai tekinas visą pafletą užpiršė. Nuo kumelės dryp. O kodėl dar kūnas neatgaliu išpirkti? Nieko man daugiau nereikia. Pagalvių ir tokių užteks.
Labanakt, Graiba. Užmik gardžiai, sapnuok saldžiai. O. Labanakt. Ai. O. O. Tarytum kažkas parėjo. Kas čia dusuoja? Kas slepias? Vienas skirties ir dar arbatos. Kur tuos degtukus būčiau padėjus, kur čia turėjau? Kaip ir ant stalo buvo. Ak, tu Dieve, paliejau kažką. Kas čia? Kas čia yra? Ką? Ko reikia? Ko? Balsas nepažįstamas. Bet kas man darbo? Vis iš tos pačios kompanijos. Kelkis tamsta greičiau. Kur yra mano vyras? Ką? O. O. Ne. Tamsta man nešvieksėk. O kalbėk kaip pridera. Kur dėjot mano vyrą? Anatolik, viešpatį, ar aš sapnuoju, ar mane čia koks velnias pristojo? Tamsta man ne apie sapnus kalbėk. O kalbėk kaip pridera. Kur paslėpėt mano vyrą? Turbūt patamsiai apsirikau. Ir ne ten, kur reikia, pakliuvau. Dabar matau, kad tai nesapnas. Labai atsiprašau už tokį navatą neatsitikimą. Malonioji ponė, labai atsiprašau už tokį neapsižiūrėjimą ir neatsargumą. Ir aš tuoj pat išeinu. Susitarė. Susitarė, bjaurybės visi susitarė. Tamsta, kalbėk man tiesiai. Kur dėjot mano vyrą? Malonioji ponė, supraskite mane, kad įvyko nesusipratimas. Na, aš norėjau patekti Tinžiulio butan, o dabar taip išeina mano visai kur kitur patekti. Raktai tik parėjau. Norėjot apgauti? Bet nepasiseks. Aš Tamstos tol neišleisiu, kol Tamsta man nepasakysi, kur yra mano vyras. Atsiprašau, ponė, aš be surduto. Tarytum ir neapsirikau. Ir pianinas, ir stalas, ir sienos lygtai tos pačios. Bet kas Tamsta tokia esi ir ko iš manęs nori? Iš Tamstos paties tai aš tikrai nieko nenoriu. Pasakyk tik Tamsta, prašau, kur padėjot mano vyrą? Apsaugok viešpatį, čia moteriškai nepilno proto. Negu pašims per kūnų tamsyti. Aš žmogus labai pavargęs. Mano nugaroj dieglys. 2 naktis be miego. Ir jeigu Tamsta mane dar taip varginsi, aš išvis galiu iš galvos išeiti. Na, man kas darbo? O tas darbas, kad imsiu ant to kablio ir pasikarsiu. Na. Visi vyrai taip sako, tik nei vienas dar nepasikorė. Maniškis irgi dažnai taip sako. O kokia Tamstos vyro pavardė? Kartu geri pavardės nebežino. Atsiprašau, Tamsta, aš nieko negeriu. Ir iš akių matyti. Kas matyti? Kad Tamsta girtuoklis. Nėr čia ko spjaudyti. Prieteliai. Sugavo lengvabūdį žmogų ir naudoja, užuot jį suturėję namo pargražinę. Tai jie pakarčiamas, kad tik pinigus užuodė. Geradariai, nėr ką sakyti. Palauk, Tamsta, pirma, aš nieko negaučiau. Tad ir sugauti nieko negalėjau. O kas dėl mano uoslės, tai mano uoslės pagadintos. Nuo mažumės aš nieko neužuodžiu. Nu kas per mada koli Tamsta už žakinus mane laikysi? Kaip aš galiu žinoti, kas yra Tamstos vyras, nepažinodamas Tamstos? O šituos kailinius Tamsta pažįsti? Va šituos kailinius. Kailinis. Iš paskui
paskutinį žodžių suprantu, kad tamsta ponia Keraitinė. O iš jūsų paskutinių žodžių išeina, kad tamsta ir prasto šeriko neverta. Na, patį šeriką pats Dievas sutvėrė. O tamstos vyras dabar labai linksmoje kompanijoje teatro restorane. Iš tikrųjų? A, ko tamsta taip įsigandai? Ir geria? O, gal ir geria, gal ir valgo. Ir valgo. Na, kaip dabar žmogus nevalgęs bus? Dar mačiau labai linksmai tratatytata mazurka šoko. Šoko. Mano vyras šoko. Na, kaip dabar žmogus atvažiavęs lietuvių balium negalės pašokti. Šoko ir labai linksmai šoko. Triampa, pompa, triampa, pompa, triampa, pompa, pompa. O panos alpsta, kaip pimega vimpa. Na, gana to jau per daug. Susimildamas tamsta. Nuvesk ir mane ten restoraną. Susimildamas tamsta. Ne, negalima. 3 valanda. Ne, negalima. Viešpatė, tai kada jie pabaigs? Toj dar negreit. Iki pjaušio gal pareiks. Iki apjaušio. Tai ir išdūkė tie žmonės. Taigi jis šitaip visus pinigus praleis. Mato tamsta, jeigu yra toks reikaliukas, aš galėčiau jūsų vyrą atvadinti. Tamsta, nueik ir pasakyk jam, kad aš jo laukiu. Aha, tamsta, eik į tam kambarim ir aš jį atvadinsiu. Grina užuokarą man tas vyras. Ką padarysi, ką padarysi? Tu tėvelės nevalva. Nu, daug esu matęs. Bet tokią komutę pirmą kartą sutinku. Lauk nesulaukusi, kol aš tavo vyrą atvadinsiu. Dar tyčia užlaikysi. Pone Keraitienė, prašom pasiskubint. Kas ir atradot? Ša. Išeinu gatvėm, sutinku pažįstamą. Sakau, gal matėte Indžiulį su svečiu. Sako, iš teatro tiesiai vokzolų. Girdi sužinojo, kad pas jį žmona atvažiavus. Todėl iš teatro tiesiai vokzolų. Traukinys išeina už 1,5 valandos. Ištvirkelis. Tikras ištvirkelis, nu kokie bėda. Ša. Girdi, sako, dar namo užsuks kažko pasimt. Ir pro mūsų sieną tiesiai Ameriko. Tai žmogus. Ir kas jam galvon įlindo? Amerika. Čia už kerties vežikai stovi. Kaip tai nelaimingai moteris prisėjo? Ką padarysi? O tėvelės nevoja. Aistringa ir lėpšė, taip ritenda savo žūrą. Gandras skraidanti lygiai. Smagiai. Antaniuk, kas pas tave čia buvo? Nieko nebuvo. Man atrodo, kad pas tave kažkas buvo. Na, nieko nebuvo. Nu, baigtas nesąmonės. Vaikis pasitvarkyk savo gultą ir tuo rytiniu traukiniu važiuok namo. Nu, kur tai matyta, kad nuo savo žmonos bėgtumai? Ačiū Dievui. Aš palydėjau. Ačiū Dievui. A prisimeni, kaip graibus mokė? Prisimeni? Aš esu tavo vyras, o tu esi mano pati. Ir kaip aš sakau, taip ir turi būti. Nes taip Dievo sakyta ir įstatymuose parašyta. O jeigu ne, tuomet čiuk.
kas tuomet čiuk. Tuomet aš tave su tavim išsiskiriu ir iš namų išvarau. Tuomet aš su tavimi išsiskiriu ir iš namų išvarau. Palauk. Bet namai tai jos, o ne mano. Palauk, paklausyk. Tuomet aš tave kaip blusą užmušiu. Tuomet aš tave kaip blusą užmušiu. Čiuk. Dabar nepamirši? Nepamiršiu. Nežinau, Antaniu, kad mane kažkokia bailė ima. A kokia čia dar bailė? Kokia bailė? Sugulė, poniutė, taigi visi jau sugulė. Nieko, kailinius pamiršau. Ne, tu tavęs nepamiršau, ką sakė, kad sutriks kaip blusą. Ką pasakys? Nu, tie žodėjo susitvarkyti. Ak, štai, kur jūs susirinko. Norėjot apgauti, suvedžioti, bet nepasiseks. Aš nesiduosiu jums, kad mane už nosės vedžiotumėt. Na, Galas man. tai tokia ta tavo Amerika. Na, gana tos komedijos. Prasideda meilės scena. Duok man! Aš esu vyras, o tu esi mano pati. Ir kaip aš sakau, taip ir turi būti. Nes taip Dievo sakyta ir įstatymuose parašyta. Nes aš esu galvotas kojos. Juozai, ar tu iš galvos išėjai? Išėjau. Antaniukai nesakysi. Paskau, Lekeraitė, aš jūsų nepažinau. Kaip viskas sveika? Atsiprašau, aš nesutamsta kalbu. Kur pinigai? Kur dėjai pinigus, girtuoklė? Kur aš? Kas aš? Oi, viskas pažagavo, akise sukasi. Juozai, ar girdi? Kur dėjai pinigus, atiduok? Pinigus. Ištvirkeli, tu ištvirkeli. Na, kur yra tavo smegenos, nedorėli tu, kur? Oi, neatlaikysiu. Juozai, kur dar 13 rublių? Mortytė, pupytė, brangioji. Juozai, tolin, kur daugiau pinigų? O daugiau pinigų nebėra. Tai kur dėjai, pralakiai? Ne, Meluoji. Pralakiai visus. ne lašeliuką. Tai kur dėjai pinigus? Pinigus tai vežėjai iki vokzalo 6 grivinos. 6, o paskui? O paskui bilietas 3 klasios traukiniu kiek kainuoja. 3 klasės, o paskui? O paskui arbatos stiklinė ir 2 buterbrodukus. O paskui? O paskui nieko, aš viską tavo atidaviau. O paskui tu visą kitą pralakiai. Galvijėlį tu neraijuotas. Na, kur yra tavo protas? Kur tavo sąžinė? Kur tavo gėda? Kaip tu drįsai juos paimt? Kaip tu drįsai juos ir pačiupinėt manęs nesiklausęs, ha? Kad aš matyt brangioji nečiupinėjau. Aš tik iš pančiakytės pasiėmiau. Tylėk, baily! Ką dabar kaimynai pasakys išgirdę? Taigi akių nebus, kur net pirštais visi užbadys. Matyt, brangioji, daugiau ne lašeliuko. Atsižadė. Renkis greičiau ir vilkis namo. Tuoj, bėgu galvosi. Betgi
dabar naktis, laukia labai tamsu. Juozai, na tu niekų nepliaukšk. Gerai, toj bėgu. Aš suprantu, tam tas susinervina. Bet kam važiuoti naktį? Galima jau grįžti iš tikrųjų. Labai ačiū. Susirasim kelią ir be tamstos. Juozai, tu nesičiūdink ir vilki savais rūbais. Bet man būtų malonu, jeigu pasiliktumėt. Labai jau geras. 20 rublių. 20 rublių kaip ant vėjo paleista. Ir vėl mane pajungo. Ir vėl ponas mažutį siūlus paduoti, penkikytės mėgsti, neatlaikysiu. Dėkui tamsta tinčiui. Nemaniau, kad tamsta toksai. Kad kaip dabar pamačiau. Kumpanija, girtuokliai, paleistuviai. Fu! Eik pirma Juozai. Su Dievo, Taniukai, su Eik namo, eik pirma Juozai. Eik pirma namo. Eik. Dievo, Taniukai. Būk laimingas dar nebėt. Eik pirma namo. Eik kur neapčiapo. Na ir sako, netikėk po to būtų. 13 iš pradžių, 13 iš galo. O, toji gyvatė sulėjo valdžios knygą. Rūkštelės nebuvo. Patikėk, brolau. Ryt po ryt ir tavęs toks pat likimas laukia. Na jau ne. Va, o jau pat išsiunčiu žiedą. Atvelgas nebuvo. O, gyvatė. Nidos mėgėjų teatras Spyris, aplodismentai jiems, jie visada mums atneša gerą nuotaiką, jie visada atneša jūros dvelksmą iš Nidos ir kviečiame režisierę Gražiną Raudonienę į sceną. Prašom atlikėjai, artistai gražiai, prašom pasirodyti. Ir moterys tos ir vyrai kažkur pabėgo, nesislapstykime ir drąsiai su ta moterim. Ir su režisierė į sceną. Nidos mėgėjų teatras Spyris. Ačiū labai jiems. Ačiū žiūrovai mėlyje jums. Dar kartą žemas prisiminkimas, padėka už puikų žiūrėjimą, ačiū jums už gerą nuotaiką. Na, o mes be abejo atsisveikiname iki 18 valandos. Birštoniečių teatras laukia šioje salėje ir žinoma vyksta dabar kūryba.